Labadiena, gerbiami klausytojai. Taigi pradedame Lietuvos kardiologų draugijos tinklalaidę, kuri yra skirta aterosklerozei. Esu Tomas Lapinskas, Lietuvos kardiologų draugijos prezidentas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, taip pat gydytojas kardiologas. Na, o su manimi išskirtiniai svečiai, tikrai visai Lietuvai puikiai žinomi specialistai, gydytojai kardiologai, profesorė Olivija Dobilienė, Sveiki. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno klinikų, širdies centro gydytoja kardiologė ir išeminės širdies ligos skyriaus vadovė. Ir profesorius Ramūnas Unikas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno klinikų, širdies centro intervencinės kardiologijos skyriaus vadovas. Taigi sveiki, mėly kolegos, ir labai džiaugiuosi, kad radot laiką šiandieną pakalbėti apie aterosklerozę. Ir norėčiau pradėti turbūt nuo tokių paprastų ir visuomeniai aktualių klausimų. Kas iš tikrųjų yra aterosklerozė, kaip jūs ją suprantate, kaip galėtumėt paaiškinti paprastam žmogui? Dažniausiai mes savo pacientam aiškiname, kad tai yra kraujagyslių liga, kuomet rizikos veiksnių, tokių kaip padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje, padidintas kraujo spaudimas, rūkymas, padidėjusi gliukozės koncentracija, veikiamas vidinis kraujagyslės sluoksnis yra pažeidžiamas, šalia yra uždegiminis procesas ir to pasekoje formuojasi aterosklerotinės plokštelės ir pagrinde iš blogojo mažo tankio lipoproteinų cholesterolio tos ateromos didėja kraujagyslių spindyje, tolydžio spindis siaurėja ir tiesiog sutrinka kraujotaka tuose organuose, kuriuos šios arterijos maitina. Jeigu ta aterosklerotinė plokštelė, kuri iš lėto ir ilgai formavosi įplyšta, ties jie susiformuoja trombas arba krešulys, tuomet dažniausiai mes kalbam apie tą ūminę situaciją, ūminę komplikaciją, tokia kaip kad miokardo infarktas, jeigu kalbam apie širdies vainikinę arteriją, kuris staiga užkemšama trombu. Neretai aterosklerozė yra laikoma tyliąja liga. Kodėl taip vadiname? Todėl, kad dažniausiai mes jos nejaučiame. Ir turbūt pati blogiausia situacija yra, kuomet ji manifestuoja jau miokardo infarktu arba insultu. Daug metų cholesterolis atsideda kraujagyslės sienelėse ir tolydžio formuoja ateromas ir žmogus jų nejaučia. Ir tik tai ištikus katastrofai mes nustatome tą aterosklerozės pažeidimą ir pažeidimo mastą. Todėl mes ir kalbam apie tai, kad reikia negydyti ligą, kai jau dega gaisras, reikia neleisti jam užsidegti. Labai svarbus pastebėjimas. Profesoriau Ramūnai, pacientai jau patenka pas intervencinį kardiologą. Tai kaip čia taip įvyksta, ką tie intervenciniai kardiologai daro ir kada jau jų prireikia? Na, intervencinės kardiologijos procedūrų prireikia dideliai daliai žmonių, kurie serga aterosklerozę ir jos sukeltomis komplikacijomis. Pirmiausia, aš turėčiau kalbėti apie būtent širdies arterijų aterosklerozę, nors aišku, arterijos yra visame organizme ir aterosklerozė tose arterijose gali sukelti komplikacijų tiek galvoje, tiek bet kuriame kitame organe. Taip ir įvyksta insultai ir kitos komplikacijos. Na, o kadangi daugiausia dirbu su kardiologiniais pacientais, kurie turi vainikinių arterijų, širdies arterijų aterosklerozę, tai čia galima išskirti dvi pagrindinės pacientų grupės. Tai pirmoji grupė, kaip jau profesorė Olivija minėjo, tai yra pacientai, kuriems jau įvyko katastrofa. Na, žmonės tai dažniausiai supranta kaip miokardo infarktą, tą katastrofą. Ir tarp mūsų pacientų tokie pacientai sudaro apie 1/3, reiškia visų pacientų. Na, tuomet ką daryti su tokia liga, kai jau pacientas pateko į gydymo įstaigą skubiai, vidury nakties ar savaitgalį, na tai be abejo mūsų vaidmuo yra surasti tą ūmiai užsikimšusią širdies arteriją ir ją kaip galima greičiau atkimšti. Na, bet aišku, tai jau yra komplikacijos, tai jau yra pražiopsota, tai yra jau uždelsta liga. Na, o kiti 2/3 pacientų tai yra pacientai, kuriems liga yra, lėtinė, vystosi po truputį ir kai atliekame procedūras, nustatome, kad širdies vainikinės arterijos yra susiaurėjusios
daugiau ar mažiau. Aišku, jeigu nedaug yra susiaurėjusios, tai tik tai skatiname pacientą toliau gydytis, kad liga neprogresuotų, o jeigu aterosklerozę nustatome jau labai didelio laipsnio, tai tuomet kalba eina apie stentų implantavimą, o gal net ir atvirą širdies operaciją. Profesorė Olivija, jūs kalbėjote apie mažo tankio lipoproteinų cholesterolį. Iš tikrųjų, kas svarbu ir kas aktualu pacientui tyriant kraujo į savo kraują, ar užtenka vien mažo tankio cholesterolį atlikti, ar reikalinga visa lipidograma ir kuo ypatingas būtent šis mažo tankio lipoproteinų cholesterolis? Tikrai niekas nebejoja, kad blogasis arba mažo tankio lipoproteinų cholesterolis yra pats svarbiausias. Bet žinoma, detaliam įvertinimui mums reikalinga papildoma informacija, kiek dar yra ir gerojo cholesterolio, kokie yra paciento trigliceridai. Dabar taip pat labai aktualus ir tyriamas lipoproteinas A, mažasis lipoproteinas, jis taip pat labai svarbus vystantis aterosklerozei. Tačiau pirmiausia reikėtų pasakyti, kad pacientai labai dažnai neteisingai vertina savo cholesterolį. Neretai jie žiūri į lipidogramos lapelį, mato laboratorinio parametro vadinamasias normas ir jie galvoja, kad tai yra jų individuali norma. Ir tai yra pati didžiausia klaida. Todėl, kad kiek mes siekiame sumažinti blogąjį cholesterolį, kad jis tam konkrečiam pacientui nepadarytų žalos, tai yra individualus sprendimas. Visai jaunam, absoliučiai sveikam žmogui mes kalbėsime taip, MTL cholesterolis turi būti mažiau 3 mmol/L, mažiau 2,6 mmol/L. Bet jeigu mes kalbėsime apie pacientą su rizikos veiksniais, mes sakysime, kad jisai neturi viršyti 1,8. Mes pačios didžiausios rizikos pacientui sakysime, kad jisai neturi viršyti 1,4 mmol/L. Ir daugeliu pacientų mes sakom, kad jūsų cholesterolis turi būti sumažintinas daugiau kaip 50%. Ir tada tampa aišku, kad šitam pacientui niekada neužteks vien tik fizinio aktyvumo padidinimo, vien tik dietos pakeitimo, nes nemedikamentinės priemonės dėja toli gražu geriausiu atveju turbūt gali padėti iki 25–30% ir tai yra viskas. Todėl tikrai didžiausios rizikos pacientams, ypatingai kai mes juos nustatome, tarkime, ir širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos pagalbos dėka, mes turime skirti kompleksinės priemonės nuo gyvensenos pakeitimo, dietos pokyčių ir savalaikio medikamentinio gydymo. Profesoriau Ramūnai, suprantu, kad pats kalčiausias dalykas yra ta aterosklerozinė plokštelė, kur yra širdies vainikinėje arterijoje. Vadinasi, jūsų tyrimas yra pats tiksliausias ir pats teisingiausias, aukso standartas, kaip mes sakom. Kada reikia pacientui atlikti, jei galbūt profilaktiškai reikia pas jūs ateiti? Yra pacientų, kurie tiesiog domisi ir labai nori pasižiūrėti, kaipgi atrodo jų vainikinės arterijos. Tačiau šiuo metu yra gerokai paprastesnių tyrimų. Tai pirmiausia galvoju apie širdies vainikinių arterijų kompiuterinę tomografiją. Tai yra neinvazinis tyrimas. Jie atliekama ir pasaulyje, ir Lietuvoje vis plačiau ir plačiau. O mūsų invazinė procedūra vainikinių arterijų angiografija taip pat yra labai reikalinga, bet aišku ne visiems. Ji skirta ne tam, kad pasižiūrėti, kaip atrodo vainikinės arterijos, bet jos tikslas būtų nustačius vainikinių arterijų pakenkimo laipsnį dėl aterosklerozės progresavimo iš karto galvoti apie gydomąją procedūrą, tai turiu galvoje stentų implantavimą. Tai tiesiog tam, kad tik pasižiūrėti, kaip atrodo arterijos, užtenka kompiuterinės tomografijos. Tačiau, aišku, šitos procedūros metu stentų implantuoti neįmanoma, todėl jau tenka pereiti prie invazinės procedūros. Dar norėčiau jūsų paklausti abiejų. Gal galit prisiminti, kada buvo per vėlai pastebėta aterosklerozė širdies vainikinių arterijų, o galbūt yra kažkokia sėkmės istorija, kada buvo pastebėta pačiu laiku ir paciento ir gyvybė, ir širdies funkcija buvo išsaugota? Aš turbūt turėčiau atsiminti tas, kad ir gerasias istorijas, bet jos yra susijęs su tikrai labai grėsmingomis komplikacijomis.
kasdien tenka susidurti su 50-mečiais vyrais, sergančiais miokardo infarktu. Ir ką jie sako? Aš žinau, kad mano cholesterolis didelis, bet aš nevartoju vaistų. Ir jeigu klausimo, kodėl jūs jų nevartojate? Aš bijojau, aš skaičiau, blogai buvo rašyta, aš galvojau, kad jie gali pažeisti mano kepenis ir aš jų nevartojau, bet kad cholesterolis didelis, tai aš žinojau. Ir kai klausiau, kaip jūs dabar galvojate apie tai, ir jis sako, taip, aš galėjau išvengti turbūt miokardo infarkto, jeigu aš būčiau pradėjęs vartoti vaistus, kurie mažina cholesterolį ir nebūčiau patekęs pas jūs. Ir kodėl aš sakau gerosios istorijos, todėl kad būtent tie pacientai vidutinio amžiaus dažniausiai vyrai, kurie atrodo iki tol nejuto nieko blogo, o jų liga būtent ir manifestuoja miokardo infarktu, neretai komplikuotų, neretai būna pacientai, kurių infarktą lydi staigi mirtis, jie patiria gaivinimą ir neretai nutinka tai, kad žmogus išgyvena, bet po vienintelio miokardo infarkto, kurio eiga buvo komplikuota, jis lieka iš esmės invalidu visam likusiam gyvenimui. Profesor Ramūnai, jūs tikrai labai daug pacientų turit tokių. Tikrai tų pacientų yra įvairaus amžiaus ir tų tokių palyginti gerų, sakykime, istorijų galiu papasakoti iš įvairių amžiaus grupių. Tačiau prisiminiau jauną moterį, kuriai buvo 53 metai. Atrodė, kad ji neturi jokių rizikos veiksnių, nerūkė, kraujo spaudimas normalus, nei kūno svoris padidėjęs, gal šiek tiek nejudros galbūt. Cholesterolis koncentracija buvo šiek tiek didesnė, bet kadangi moteris jautėsi gerai, tai irgi dėmesio į tai nekreipė, tuo labiau tai yra moteris. Kaip žinote, vyrams didžiausias dėmesys pas mus. Ir kaip ir vieną dieną jai įvyko miokardo infarktas, atlikome angiografiją, radome visas pagrindinės širdies vainikinės arterijas susiaurėjusias netoli 100%, labai rimta situacija. Visur implantavome stentus. Ir aišku, moteris pradėjo žiūrėti į savo sveikatą kitaip. Aišku, gydytojų rekomendacijos buvo labai svarbu ir jai buvo paskirtas visas optimalus ir prevencinis gydymas. Ir kaip žinia, miokardo infarktai linkę kartotis, ypač pirmųjų metų bėgyje. Bet moteris labai rimtai pradėjo gydytis ir pirmieji metai praėjo be jokių problemų, be jokių komplikacijų. Ir dabar galiu pasidžiaugti, kad jau yra praėję 5 metai. Moteris labai daug dėmesio skiria savo gydymuisi ir sveikatai. Jos mažo tankio cholesterolis tarp 1 ir 1,3. Tai sakyčiau, čia tokia kaip ir dviguba sėkmės istorija. Pirmiausia, infarktas, moteris išgyveno su visom pagrindiniam arterijom beveik užsikimšusiom ir paskui tas 5 metų laikotarpis, aišku, didelis dėmesys kreipiamas gydymui, jis kažkaip visiškai stabilus, bet aišku, tas infarktas gana jauname amžiuje, tai verstų mus manyti, kad galbūt anksčiau reikėjo pagalvoti, visgi tas cholesterolis, galbūt jis kažkada prives iki infarkto, bet kol žmogus jaučiasi gerai, tai ir nekreipia dėmesio. Tai pagrindinis akcentas visgi yra aukšto cholesterolio gydymas ir jo mažinimas. Kokia situacija Lietuvoje? Ar mes turime visas galimybės ir kaip pradedame, kaip rekomenduotumėm savo pacientams mažinti cholesterolį ir ar pavyksta sumažinti visiems? Turbūt pirmiausiai labai svarbu paaiškinti pacientui cholesterolio mažinimo svarbą, nes mes vertinam ne tik cholesterolio kiekį, bet ir metų trukmę, kiek jisai veikia tas padidėjęs cholesterolio kiekis mūsų kraujagyslės. Kuo anksčiau mes jį sumažinsime, tuo sumažinsime šitą cholesterolio naštą, cholesterolio metų naštą, kaip jinai yra ir įvardyjama. Šiai dienai turime suprasti, kad principas yra tą padaryti ir pradėti tą daryti, kai tai yra reikalinga pagal priklausomai nuo individualios paciento rizikos, pradėti daryti anksti, sumažinti iki to reikiamo lygio cholesterolį ir jį išlaikyti sumažėjusi. Ir tai tikrai nėra lengva, vien tik tai pakeitus gyvenseną, tikrai tai nepavyksta daugeliu pacientų. Kalbame apie vaistus, pagrindiniai vaistai tai yra statinai. Kiti vaistai, kurie taip pat kartu skiriami su statinais, tai yra vaistai, kurie veikia žarnyne, blokuoja cholesterolio reabsorpciją.
Ir turime pačius naujausius vaistus, kurie veikia į tą tokį specifinį baltymą, PCSK9 baltymas, kuris dalyvauja cholesterolio apykaitoje. Kuomet mes šį baltymą blokuojame arba mažiname jo koncentraciją, tiesiog cholesterolis natūraliai greičiau pašalinamas iš organizmo. Čia visiškai nauja vaistų klasė, šie vaistai yra injekuojami ir dar labai gaila, kad kol kas neturime jų Lietuvoje kompensuojamų, nes iš esmės kombinuotas gydymas, kai pacientui skiri injekuojamą vaistą, jeigu dar reikia šalia skiri ir kitą antilipidinį preparatą, tikrai padeda pasiekti ne tik rezultatų, bet išlaikyti cholesterolį sumažėjusį ilgalaikį metų metais ir tuo būdu mažinti, lėtinti aterosklerozės progresavimą ar net, ką ir sako mokslas, pasiekti tam tikrą regresiją, nes turime realiai tam tikrų įrodymų, kad sumažinus cholesterolio koncentraciją mes turime įrodymų, kad mažėja plokštelės. Taigi, manau, tikrai ateitis yra daug žadanti, jeigu tik tai bus galimybės užtikrinti, kaip daugiau pacientų, ypatingai tų, kurie turi didelę cholesterolio koncentraciją, kombinuoto gydymo prieinamumą, kad galėtume sumažinti reikiamai, kaip galimai mažiau, išlaikytume kaip galimai ilgiau ir kad šitas gydymas būtų tęstinis. Tai yra labai svarbu. Ir dar kodėl tai yra svarbu, nes pacientas cholesterolio nejaučia. O kaip mes žinome, jau tuomet, kai jisai pasireiškia katastrofa, tada tikrai yra pernelik vėlu. Ačiū labai, paminėjote žodį tęstinumas. Kodėl jisai svarbu? Kartais pacientai sako, man paskyrė mėnesį laiko, aš sugėriau ir viskas, ar kaip yra iš tikrųjų? Tikrai tokių problemų yra, tikrai mūsuose yra nemažai. Ir gana dažnai pacientai atėję pas kardiologą sako, aš pasiekiau MTL cholesterolio koncentraciją, kaip man buvo nurodyta, po to šeimos gydytoja pasakė, dabar sumažink statino dozę per pusę. Tikrai neklausykime. Jeigu buvo pasiektas tam tikras lygis mažo tankio cholesterolio, tai jis buvo pasiektas vartojant tam tikrą statino dozę. Sumažinus statino dozę, be abejonės tas mažo tankio cholesterolio lygis, jisai grįž link to pradinio, koks buvo gydymo pradžioje. Tai reiškia, jeigu jau atrinkome tinkamą statino dozę, tai ji turėtų būti tęsiama visą laiką, nes būtent jos poveikia mes pasiekėme tą lygį. O iš kitos pusės, kalbant apie aterosklerozės procesą, noriu pasakyti, kad mūsų stentai, kad ir kokie jie geri, kad ir kokie jie naujoviški, jie ligos negydo. Jie tik tai sumažina tas komplikacijas, kurios jau įvyko dėl aterosklerozės. Todėl, jeigu toliau išliks visos priežastys, dėl kurių ši aterosklerozė atsirado arterijose, tai ji toliau progresuos. Mūsų užduotis yra, mano kaip intervencinio kardiologo, dabartiniu metu sustabdyti komplikacijas arba gydyti jau komplikuotą aterosklerozę, o toliau viską padaryti, kad ta liga kuo mažiau progresuotų. Ji kažkiek tai progresuos. Bet aišku, pasitelkiant visas priemonės, mes galime sustabdyti ją arba padaryti taip, kad ji progresuotų mažiausiai, lėčiausiai. Ačiū labai. Ir tada pačiai pabaigai, jeigu reiktų pasakyti kokį vieną sakinį ar palinkėjimą pacientams, kurie šiandien dienai dar nieko ypatingo nedaro su savo sveikata, koks jis galėtų būti? Pagrindinis dalykas – gydyti ne cholesterolio skaičius, bet išvengti miokardo infarkto ir insulto. Tai reiškia mažinti cholesterolį dabar. O aš galėčiau pasakyti gal frazę, kuri būdinga aplamai visai medicinai ir visai sveikatai, kad nuo medicinos sistemos, nuo sveikatos sistemos ir nuo gydytojų, nuo vaistų priklauso tik 20% žmogaus sveikatos. 80 likusių procentų priklauso nuo paties žmogaus. Man tai svarbiausia. Ačiū labai, tai tikrai už nuoširdų pokalbį ir už tos įstabius darbus, kuriuos darot kiekvieną dieną. Ir klausytojams norėjau priminti, kad pokalbėje šiandien dalyvavo profesorė Olivija Dobilienė ir profesorius Ramūnas Unikas, o moderuoti
Garbę turėjau aš, profesorius Tomas Lapinskas. Geros visiems dienos.